ruošiame seminarams ir fermentuojam ankštinius. Sojos pupelės, žali žirniai, fermentuojami avinžirniai, munk pupelės, raudonas pupelės, baltos pupelės, juodos pupelės, gal iš arčiau matysis, lęšiai. Kodėl reikia fermentuoti? Tam, kad mažiau pūstų pilvą. Augalinius baltymus mes sunkiai įsisaviname. Kodėl? Žolėdžiai juos gerai įsisavina. O kodėl žmogus blogiau? Todėl, kad pas žmogų yra 8 metrai žarnyno. Pas ožką 33, pas avį 43, pas karvę 63, pas žolėdžius yra ilgas žarnynas ir tame žarnyne susifermentuoja kas? Lektinai. Lektinai sukelia uždegimus. O fermentuojant pupelės, lektinai visiškai suyra ir jų nebelieka. Taip pat fitatai. Tie žmonės, kurie valgo daug ankštinio, nefermentuoto, negauna pakankamai mineralų. Kodėl? Fitatai. Fitatai suriša kalcį, magnį, cinką, geležį, neleidžia jiem įsisavinti. Pažolėdžių žarnynas ilgas, po fermentacijos fitatai suyra, nes ilgame žarnyne bakterijos pagamina fitazę, kuri sunaikina fitatus ir išlaisvina mineralus, o pa žmogų ne, mes turim trumpą žarnyną. Ir todėl mūsų žarnynas yra va štai čia, stiklainiuose, čia 33 metrai žarnyno. Ir kai sufermentuosite pupeles, jūs gausit, įsisavinsit geležį. Nesvarbu, kad tame aprašyme yra, čia daug juodosiose, raudonose pupelėse ar lęšiuose geležies. Neįsisavinat, suprantat? Nefermentuota yra. O fermentacija ką padaro? Parūgštėja. O kai parūgštėja produktas, kas vyksta? Mineralai pasidaro labiau tirpus, jie yra jonizuojami. Ir tada organizmas juos lengviau įsisavina. Iš šitų ankštinių jūs galite taip valgyti, bet ankštinius kartu mes iš jų sukūrėme kepsnius. Kūgelius iš jų kepame, zuikį kepame iš baltų pupelių ir kitų. Tai yra skonis nerealus. O karališkas, aišku, yra nato pupelės, sojų pupelės, fermentuotos, aišku, turi būti ekologinės, nemodifikuotos, nes kitaip naudos negausite, jas nesunku pačiam pasidaryti, to mokomės kursuose fermentacijos. Sojų pupelėse labai daug yra K2, aplamai K2 vegetarinė maiste praktiškai nėra, išskyrus fermentuotas sojų pupelės. Taip, raugintuose produktuose yra šiek tiek K2, bet labai mažai. O sojos pupelėse čia yra karalienė K2 vitamino. Ką daro K2? K2 valo kraujagyslės nuo kalcio ir nuneša juos į kaulus, į dantis, kad dantis ir kaulai būtų stiprus. Mažėja osteoporozės rizika. Taip pat krešulius tirpdo. Ir daug baltymų, kurie gerai įsisavinami. Bolotovas, žymus Ukrainos chemikas, minėjo, kad augaliniai baltymai įsisavinami vos 5%, nes mes turime trumpą žarnyną. Žolėdžiam taip įsisavinimas bus geras. O kad žmogus įsisavintų, jam būtina fermentuoti ir tada tai atstoja mėsą, žuvį, gyvulinius baltymus. Tai kviečiame į seminarus, išmoksit nuostabių dalykų ir iki pasimatymo.